Mieli Lietuvos žmonės, jūs 2022 metais širdimi priėmėte ir paguodėte ukrainiečius, pabėgusius nuo karo, kurio nepanoro sustabdyti Ukrainos valdžia. Karo, kuris vakarų šalių nuomonė yra pigus. Ne jų kariai žūva, žūva ukrainiečiai. Dabar paaiškėjo, kad patrankų mėsos Ukrainos žemėje ėmė trūkti. Todėl Lietuvos prezidentas ir vyriausybė prabilo apie Ukrainos pabėgėlių priverstinį grąžinimą į Ukrainą. Ir migracijos departamentas jau paskelbė jų net 29 000. Nenustebkite, toks pat likimas ruošiamas ir Lietuvos žmonėms. Juk Lietuvos Seimas jau nutarė siųsti mūsų karius į užsienį, ne tik NATO, bet ir ES valia. Gitanas Nausėda su Ingrida Šimonyte jau prabilo apie mūsų karių siuntimą ir į Ukrainą. Be NATO sprendimo, kaip ir kalbėjo NATO generalinis sekretorius 2023 m. Liepą. Kodėl mes viską sužinome paskutinieji? Psichologinis masių paruošimas pritarti karui vyksta pilnu tempu kasdien. Dėl to dabar suorganizuotos vieno iš Lietuvos savanorių valstybinės laidotuvės. Nors Ukrainoje žuvusieji savanoriai į Lietuvą vežami jau seniai. Dėl to Lietuvos ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius pasisakė apie Kerčės tiltą. Tai šių provokacijų sudėtinė dalis. Mūsų valstybės vardu. Mieli tautiečiai, mes galime ir turime sustabdyti šią beprotybę. Lietuvos išdavikų siekį mūšio lauke nugalėti branduolinę valstybę. Bet dabar turime pagelbėti Ukrainos žmonėms, apsaugoti juos nuo žūties. Neišduokite jų valdžios institucijom, nepraneškite apie jų gyvenamąją vietą. Lietuvos žmonės net nacių okupacijos metais išdrįso gelbėti žydus, kai Hitleris per kelis metus kultūringą vokiečių tautą pavertė žudikais. Išgelbėdami Ukrainos žmonės, mes apginsime ir Lietuvos gyventojus, nes parodysime ryžtą siekti taikos. Ne tik Ukrainoje, bet ir visoje Europoje, kur lygios ir vienodai saugios gyvuoti gali visos tautos, įskaitant ir Rusijos, ir Ukrainos, ir Lietuvos. Nes visi mes esame žmonės ir gyvename mūsų žmonių nemankurtų planetoje, Žemėje. Sėkmės mums visiems.